sveiki sugrįžę į vlogą. Iš tikrųjų, tai žinokit, žiūri smagu, nes šiandieną pagalvojau padarysiu aš jums keletos dienų irgi video. Bet kas smagiausia, kad iš tikrųjų man pačiai bus toks realiai šitas vlogas kaip atsiminimas, nes šiandieną švenčiam su panom mano gimtadienį. Šiaip tikrasis gimtadienis bus kovo 9, tai bus pirmadienį, o dabar yra kovo 7 diena, tai šeštadienis išplaukė. Bet žiūri fainai, nes iš tikrųjų šiandien gimtadienį ir kas yra juokingiausia, aš iš tikrųjų buvau per stories minėjusi, tai nežinau, jeigu informacija kartoja sariukas, bet vlogė dar pasakysiu, tai kad mano, žodžiu, gimtadienis bus labai panašus kaip mergvakaris buvo prieš beveik 4 metus, nes iš tikrųjų bus tos pačios merginos, tik viena panelė skiriasi ir, žodžiu, švęsim vėlgi Vilniui. Gan panašus konceptas, tai visai smagu, žinokit, žiūri lauką, aš jau pasižiūrėkit, pasitariau plaukučius, pasitariau make-upą, tik tais mano tas rytinis puogas, tai padarysiu, kaip aš jaučiuosi. Matai, kaip jaučiuosi. O vakar, tai žinokit, buvau higienai, tai labai stipriai išvalė dantukus. Tai dėl ko labai džiaugiuosi, pakeitė gumytės, nes tokios gumytės dedos, kurios meta šešėlį ir būna labai gelsvi dantis. Tai žodžiu, dėl ko labai džiaugiuosi. Ir kovo 14 dieną man nuėjama breketus. Liko 7 dienos, 7 ir man nuėjama breketus. Tai žinokit, crazy. Po 3,5 metų mes jau nebematysim šitą vaizdą. Tai žiūrėjai, noriu minutės jūsų skirti mano breketų paskutiniai akimirkai, nes turbūt nebedarysiu vlogų, iki kada man nuims taip. O tokia va. Biški, bet įsivaizduojat? Nei jūs, nei aš nebematysime šito daugiau vaizdo. Viskas bus ate, bye. Bye, amigos, daugiau nereikės po kiekvieno maisto, valytis dantis, neprilips visur ten į... Išlindau iš žeminės striukės pagaliau, nes atšilo oras, dabar pliusiukas yra ir į kabus lindau. Na ką, sakom traukas. Pat esu paruošęs tokias dovanėlės, kur kiekvienas dalykas, kas primena apie mūsų draugės. Nu tai va, žodžiu, tokios smulkmenos, bet žodžiu, ką būtent kažkoks daiktas primena vieną draugę. Tai man kiekvienai va tokių individualių dalykėlių duosim. Žinote, kas yra juokingiausia, kad kol aš būsiu vakarėlyje su drauge, mano vyras dirbs. Sušopinusios, varom pasiimti picytę dėl fotkyčių. Ne, ir šiaip iš tikrųjų nesvalgyt norim. Tai va, tik ko atvažiavom jau beveik 5 vakaro. Čepkutį gavom. Ką? Gal turite čepkutį? Draugė, kokia tu graži? Pasižiūrėkit, kokia graži draugė. Eina savo, su šypsenas visku. Pikantiškų. Tai 2 pikantiški, 1 česnakinis kampinė. Ačiū jums. Viso geriausio. Ačiū viso. Pasitiek daiktumės. Pirma partija. Taip. Gaisras, bet visas buvom kiaurai šlapios. Bet dabar atvaro kitos draugės, kurios vėluoja. Ir biškį persikūnat lapus. Ir žodžiu, ir bus labai gražiai draugė atrodo, to biškį neapsuksiu. Mano visas šampanas tobulai atrodo. Paradyk batus. Wow. Greičiau! Nu gerai, tai galim tada. Pata kokteiliuką draugę. Aš tau gimtadienį. Ne, aš mus jaunas. Va, Tik gerai susipintų. galėt atidaryti? Jo, palauk. O, dabar kad navęs tik nelūžtų lautelką. Lauk. Žiūrėk, 3 iš reklamos okos. Wow, ačiū širdelė. Ne? Nu tai ką, Panos, pradėkim mūsų vakarą. Mes 3 švenčiam šį vakarą. Kol kitos ruošiasi. Mes jau švenčiam. Už Kamilę. So sorry. Aš tam uždėjau batus pavyzdžiui. Kokteiliai, pasakysiu labai atvirai, per stiprus ir neskanus. Bet mes dar bandysim patobulėti šiek tiek, jeigu tik išeis mums. Mergos vis dar ruošiasi, fotografas turės būti už kelių minučių, bet šį vakaras yra chaotiškai fainas, nežinau. Toks, kurio tu tikrai nesuplanuosi. Paklauso, jisai yra visas kažkokios įsitaiškusios, va. Nesakyk, kas čia bus. Kas čia bus. Okei. Protinga, iškalbinga ir pareigūnams maloninga. Apskrities policijos komisariatas gavo pranešimą apie galimą pavojingą linksmo gimtadienio organizaciją. Įtariamoji Kamilė Uknevičė gimusi 2000 metais.
Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Graži, protinga, iškalbinga ir pareigūnams maloninga. Vilniaus apskrities policijos komisariatas gavo pranešimą apie galimą pavojingai linksmo gimtadienio organizavimą. O gimtadienis, tai ką mes čia ir susirinkom. Aš ir galvoju, kad mes čia susitiksim, žinokit, šitoj salėje. Man yra šiek tiek susidurti su kartinamąją nekartą. Mes siunčiam jai daug meilės, bet meilė jos yra namie. Ar dirba renginys? Būti tik toks žvaigždė. Praeisnydė. Čia šiaip blogas. Čia keliasi paskui į internetą. Mano draugė biškučiukai iš manęs tyčiasi. Wow. Aš tą failę. Aš irgi. Nu tai va, tai mes pratesim, ką mes pratesim, ką mes pasakyti. Šiandien yra mano gimtadienis, yra belė koks bardakas, jūs kai žiūrėsite turbūt šitą vlogą, galvosite, ką jos čia. Toks chaosas, bet kokia tai smagu, čia dėl vaizdo. Dėl tai smagu, žinokit, chaosas, bet skubėjom, lėkam, vėlavom, nepavyko, vėlavom, vėl. Bet Indija yra toksai netobulas gyvenimas, nes kartais būna va tokių, va, ir mes jau pabaigos, ne? Važiuokit, vakar kaip tik Klimukas fotkinas, Mes čia prisipažįstam kažką. Pasakojam istorijas. valandą vėluojam. Mes, kolektyvas, vakar vėluojam 1 valandą į mūsų Nidžinskį. Atėjom matyti Nidžinskį, bet atėjom į Kaziuko mugę. Bet čia žiauriai gerai. Atsisuk. Man tinka labai. Eik, pažiūrėk, kokia graži deimantė. Wow. Karina irgi. Wow. Pažiūrėkite mano batus. Čia yra strippers batai. Turbūt aš jums sakiau 10 kartų už šitą dalyką. Sustabdyk šitą. Aš atrodau like a stripper. Wow. Ne. Bet jūs turbūt galvojate, kad mes vartojame alkoholį. Biškutė tai yra tiesa, bet nevartojame. Žinai, kaip į kaziuką. Tai va, bet tiesiog mums yra žiūri smagu, šį vakarą, labai fainai, labai daug emocijų, labai daug streso, visko. Labai daug visko šiandieną, žinok. Nuotaikos kokias, draugė? Puikios, 10/10. Aš irgi taip galvoju. Ačiū jums labai. Panos, kaip jūsų nuotaikos? Karštos. Va, kaip mano pirštinės. Wow. Šį vakarą visur mes varom, ne? Tokio pasirodymo čia dabar turėtų būti, buvo jau prieis Luka prie mūsų. Tai jau turėtų būti pasirodymas prasidėti. Tai va, tai mūsų vakaras įpusėja, ane? Daug kas šiandien nevartoja alkoholio. Kodėl? Kodėl? Mes turim, Panos, kol mes neturim vaikų, mes turim pasileist plaukus. Kodėl, draugė? Left no thought to regret, kept his dead wet with his name on it. We all expect chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. Pats prisimenat per merą vakarį? Gyvenimas kaip rojus, jis toks, kokio aš noriu, įvairiasi ką geriau. Ai, kiek daug berniukų nori, mano saldainiukų nori, su manim pažaisti, žaisti. Kas mergos ir miega, mes jau daug atsikėlėme, tai dabar dažaus veidą. Ir žinot, ką darysim? Eisim į Kaziuko mugę. Tai turėtų būti labai fainai. Žodžiu, apsižiūrėsim tol, kol kad jos atsikels.
ir kažką truputėlį pasikultūrinsim. Tai va, tai balso atrodo, ne, aš turiu pavakar. Balsą realiai tai atrodo, kad žinokit prarėkiau, nes tiek juokiamės, ten visko vakar buvo, tai juokinga. Vidiukas. Ačiū ta vidiukais. Ačiū ta vidiukas, šiandieną mes varome į kasiuką. Va kaip. Išsipuošusios. Labai gražiai. Kabliukais va pakeisau. Kazimiera Kamilė. Gerai, Deimante, papasakok tu man. Ką pirksiu? Kas tave domina? Ko tu ieškai? Baronkų. Prašė merginos parnešti, tada norėčiau įdarytų paprikų, dešryčių. Aha. Viskas apie maistą kažkaip negerai gal. Kodėl? Daviau dabar jau. Labai gerai. Nu tai jeigu tu nori valgyti kažkas skanaus, tai čia normalu. Gal ir nieko. O iš daiktų Ir kažko? į pramogas dar labai norėčiau, nes vyksta visokios Šokiai. Nu, mes pasižiūrėsim, aš iš tikrųjų nelabai vaikštų po kaziuko mugės, bet kadangi esam Vilnius, šiandien yra nuostabi diena, tiesiog nepasakytume, mes jaučiamės tobulai, savijauta žiūri geras po vakarėlio. Ačiū Dievui. Labai gerai išmiegojau, saulytė šviečia, labai šilta šiandieną, Tai dėl to labai džiaugiamės ir einam ieškoti mūsų baronkų. Labai keistas toks angelas. Šiandien Kokias mažas skaitytis. tikrai mažas. Padaryta, ne? Gražiuoja. Ta prasme, čia rankų darbo. Yra to galvytė, rankas padarytos, tu gali patikėti. Krizė. Ne, tas iškila iš geriausių medžiagų, gali pasirinkti. Gerai. Ką pasidarau po to. Bet tai čia tik pavyzdukai šituo, ne? Galima, kaip suprantu. Čia nėra reikšmių. Iki, monetas reikia. Pusės, viena pusė kaziuko mugė, kita pusė ką pasirinksit. Ai, matai, ir reikšmėm, ten, kas tą reiškia, tas toks. Man reikia tarp dėžutės duoti. Sakiau, žinok, aš balo, tai labai laukiu dabar, nes toks skrandis truputį dušas po viską. Tai kaip su mano burbuliukas ir pasimta. Didžiausiam! Nu, tai koks jūsų dabar valgote? Galėčiau papasakoti apie gimtadienio rytą. Kaip jūs jaučiatės po vakarėlio? Šiaip gerai, geras nuotaikos, geras oras. Gera diena, graži diena, moterų diena. Teisingai, šiandien yra moterų diena. Čia yra, aš matyt, nerealu, tikrai labai sveikinam visas gražias ir nuostabias moteris. Geras. Jėzau. Negaliu. So cute. Begelytės. Čia tik pirmas. Ačiū labai, kaip fainai. Pala. Čia tavo mamas. Čia mama. O. Oi, vyrai. Tai Romukas, tai Ernestukas. Ai, ir tu čia? Ir aš čia. Nu kokie geri tie vyrai. Abu pasveikino mūsų šaunuoliai. Ačiū, kad pasirūpinote ir galėjau pagaliau pailsėti. Wow. Jokai. Miegojai? Tai va, vis irgi ką, geriau atrodo. Žinokit, atrodo vienai dienai, tai susidėjau belia kiek maišų dar lagaminą, tai
daug visko, bet, nu, žiauri, žinokit, geras laikas, wow, nu, taip senai, kada tokį turėjau, nes dažniausiai mes švenčiam, tai visą laiką būnam su vyrais kartu, vis tiek mūsų antros pusės būna, o čia dabar toks, gny, vien panos, toks papelė kiek metų, vien panos, papelė kiek, tai žodžiu, žiauri fainai. Ryte, kad pabūsiu, atsikelsiu, galvoju, nu gerai, biškį paerzinam, ne? Galvoju, paerzinam. Tiksliai nesikelsiu 8:30. Aš jau pradėjau pati darytis pusryčius savo. Galvoju, 8:30, galvoju, o, dar ta koja, beria kaip vyrai gausis, kad neturėjau kada, kur kaip pasiruošti. Valia kaip fainai. Geriausi pusryčiai. Sotus tokie. Parodyk šitelę savo kojom, na, čia ir kaip man tas gaila, aš tiesiog negaliu. Ir čia parodė. O dydžius padėgiu. Pažiūrėk, kaip šaunu matis. Čia yra kelias, o čia yra tiesiog iššūkimas. Na, čert. Tiesiog užuojauta. Jau čia darbuotojai jaučiasi. Aš nežinau, bet ko taip ilgai. Prie trampunkto mes jau prastojom 15 minučių. Dieve. Va taip va leidžia laiką, kol Ernesto paleis. Jau 5 valandas su pusė laukiam. 5 valandas su pusė. 5 valandas su pusė. Krizė. Va toks va mano vyras, sužeistas vargšas. Gal nori pavežti? Žinok, nejuokinga meilė. Čia labai bloga situacija. Tai arba jam, žinokit, dabar bus operacija, arba gipsuos. Dabar laukiam iš traumatologo atsakymą. Iš rentgenologo gavom. Nu, žinok, melčias. Turiu už 2 vestuvės jau už 2 savaičių. Ta prasme, mes už 2 savaičių turim pirmas vestuvės. Krizė. Dabar žinokit, aš dabar kaip įsivaizduoju, kad tiesiog gydytojai sėdi ir geria. Arba džymė sportuojasi dabar, baigs trepti. Ne, bet aišku, iš tikrųjų labai daug žmonių sustraumavus yra, net truputėlį gaila. Tai didelis skaičius žmonių, nes Jisai tu lauki piktas. po 5 valandas. Tai kaip tau žmonės nesirinks? 5 valandas sėdi čia, 5,5. Dabar 5,45. kad iš tavęs kraują paimtų ir tau rentgeną padaryti. Čia. Krizė. Tai vat, aišku, iš tikrųjų labai daug žmonių susitraumavę šiuo momentu. Bet turbūt bus traumuota ir aš, kai visi žmonės atvažiuos ir lauks už durų mūsų, o mes tiesiog klinikose. Bet aš to nepaliksiu vyro. Kaip aš tą paliksiu meilę? Nepaliksiu gi. Čia gali palikti, bet skirybų nenori. Eik, vačkida. Ne. Tu. Nu, blem, bet dabar tai galvoju. Tai aišku, čia ne giminė. Kaip skaniai. Ne faktas, ne draugės. Laukiam. Jau viskas nebeįdomu jam. Jau. Nagų dildė. O, remigiau naudosit. O, Dieve. Bet koks tu? Lemputę gali pakeisti. Dabar aš iš tikrųjų, žinokit, darau labai blogą dalyką. Pradėkim nuo to, kad aš nusiprausiu. Ta prasme, nesukasiu to. Gerai, pradėkim nuo to, kad aš einu be striukės. Bet čia labai trumpam. Baigime tuo, kad aš einu su pižama. Keletą minčių, žinokit, noriu jums ypatingai pasakyti, kad nuoširdžiai, žinokit, kiekvienam iš jūsų, tiesiog bet kas iš žmogų, kurie žiūri šitą vlogą, žinokit, tiesiog nuoširdžiai linkiu, kad jūs eitumėt gyvenime tokiu keliu, kuris būtų galbūt teisingas jūsų prasme ir jūs jaustumėt vienareikšmiškai pilnatvę gyvenimo ir nebūtų kažkokių, kad tau praeina koks 30 metų ir galvojat, ne, jaunystėje 8 išbandžiau to, nes tiesiog bijau galbūt kitų žmonių nuomonės, bijau galbūt ką pasakys šeima, ką pasakys, nežinau, visuomenė ir tikrai tai yra liūdna, todėl nuoširdžiai linkiu, kad jeigu yra kažkokių svajonių, kažkokių norų, kažkokių tikslų, tikrai, žinokit, nebijokite.
Nebijokit gyventi taip, kaip trokšta jūsų širdis. Tikrai nėra kažkokios vienos taisyklės, kaip viskas turėtų būti. Lygiai 10 metų nuo mano 16 gimtadienio, kai buvau paauglė, dabar jaučiuosi moterim. Jau esu suaugus moteris, esu ištekėjusi, jauna moteris, bet esu ištekėjusi, gyvenu atskirai, esu pabaigus studijas ir taip kažkaip pagalvoju, kad mano gyvenimas toks kaip ir labai gražiai susiklostė viskas. Taip, yra dalykų labai daug, ko galbūt dar neturiu ir ko galbūt iš viso širdies norėčiau turėti, bet dar tiesiog viskam reikia laiko ir pastangų, ir galbūt tam tikrų resursų, bet iš dalies, žinokit, vis tiek, jeigu tai pamatyčiau save 16-metę, tai sakyčiau, tu nestresuok, viskas bus gerai, tiesiog tikėk tuo, ką tu darai, įgyvenik savo svajonės ir tiesiog bandyk eiti ten, kur tavo tikrai širdis nori. Yra. Toks įsimiegojas, atrodai. Ką? Tu matai save? What? Kietai. What? Kaip kietai. O, čia kamera. Mindfuck. Kamera. Po savaitės laiko varysiu nusimti gipsą ir pasidarysim pakartotinį magnetinį rezonansą. Šiaurumą, ar tu išgyvensi? Išgyvensi, turėsi man daug masažų daryti, sakė daktaras. Ką? Masažai būtinai padeda tinimą. Aha, kas dar? Tada pusryčiai į lovą. Mhm. Daug geiminčių su broliu. Tada dietinis maistas, kad nepriauk svorio. Aha. Ir, sakė, turiu išmokti tokį garsą. Kai tai padarau, tu iškart prisistatai ir paklausi, ko man reikėtų. Wow. Tai va taip daktaras liepia. Sakė, kad taip neįmanoma, kada vestuvių atsigaučiau.